Reikia patarimo. Reikia patarimo, patarimas bus. Ir štai patarimo šiandien prireikia mūsų vienam klausytojui, Andriui. Justinas Jankevičius klauso. O, Justina Jankevičius, kaip malonu, čia Vaida su Livija kalba su tavim. O, labadiena. Labadiena. Turim tokią rimtą problemą, Justinai. Justinai parašė mums, žinok, Andrius klausytojas turi rimtą klausimą ir mes į tave dedam visas viltis, kad tu žmogui padėsi, nepaliksi bėdoj ir, būdamas tokiu pusę daktaro, beveik, kaip sakant, išspręsi jam. Taip, tu žiūrėjau. Prašau, surimtėjat ekspertas, surimtėjam? Galiu pasakyti, kad jam šakės, bet aš pabandysiu. Žodžiu, klausimas, Justinai, dar kartą priminsim ir mūsų klausytojams. Bet jam, žinok, nešakės, jam yra astma. Žodžiu, iš tikrųjų, juokais, bet astma yra, liga tokia, su kuria gyventi įmanoma, bet nelabai malonu. O kai rūkai, sirgdamas astma, kaip štai, pavyzdžiui, Andrius ir daro, tai tikrai nelabai malonu. Tai Andrius ir klausė, ką daryti, kaip mesti rūkyti, jau 2 metus rūkau ir sergu astma, noriu pradėti naują, gerą, gražų, sveiką gyvenimą ir negaliu. Prašau pagalbos. Ir dar rimtai sportuot nori pradėti. Va. Tai Justinai, ką daryt? Matote, kaip tik ir kreipiatės į tą, į kurį reikia kreiptis. Aš kaip tik dėl to, kad žmogus metęs rūkyti kokius 18 kartų, tai galiu pasakyti, kad čia kaip ir mesti valgyti, tiesiog reikia padėti šakutę atgal iš palčio. Tai ko gero šitoj vietoj aš galiu padaryti tada taip. Man, pavyzdžiui, visą laiką patinka lažybos. Tai jeigu jisai norėtų, aš galėčiau su juo dabar susilažinti, kas ilgiau nerūkys. Bet aš čia visiškai rimtai, aš irgi turėsiu rūkyti ir pažiūrėsime, kas ilgiau užsivers. Justinai, aš turiu Andriaus kontaktą, aš čia dabar visai nejuokauju ir aš tikrai pasidalinsiu mielu noru tuo kontaktu, parašysiu, kad Justinas nori ir pasirašo toms lažyboms ir mes būtinai tada seksim tą visą lažybų procesą ir rezultatą. O padarom taip? Klausykite, tada padarom taip. Aš susilažinu su Andrium ir kas pirmas pradeda rūkyti, padaro kažkokį keistą dalyką. O ką tu galėtum... Dabar tik tai ko gero jums reikia sugalvoti, ką mes turėsime padaryti pirmas, tas, kuris pradės rūkyti. Labai gerai, labai. Oi, kaip jau man čia pradeda patikti, tai dar nieko tokio labai baisaus nesugalvojau taip iš karto. Justinai, gal darom taip. Tuomet mes tavo sutarimą, tavo pasižadėjimą lažinti su Andriumi, kas mes turim ilgiau... dabar kišenį. Jo, aš turiu Andriaus kontaktą, dėja ne telefono numerį, todėl aš iki rytojaus turiu tą misiją tokią labai rimtą išsiaiškinti jo telefono numerį ir mes rytoj jau visi 4 pasikalbėsim čia ir susitarsim, ką čia mes jums, žodžiu, siūlom per tokią užduotį, bjaurę ir baisiai nemalonę, ar ne? Man tinka, nes visgi, aš kažkaip tai supratau, kad visgi, ko gero, man irgi reikia mesti, nes kartais tiesiog turi, nepaisant savo įsitikinimų, paisyti visuomenės nuomonės, o visuomenės nuomonė yra pakankamai aiški, rūkimas yra bjauru ir negražu. Ir, tiesiog, ko gero, šitą vietą aš turėsiu nusileisti savo principams ir jo, tvarkoju, aš mesiu kartu su Andrium. Jėga. Mes gerbiami mūsų radiocentro klausytojai, turim unikalų atvejį šiandien eteryje. Justinas Jankevičius, žmogus, kuris rūko jau kiek metų, Justai? 15. Būdamas 16-metis, štai jau 15 metų rūko. Taip, aš atsiprašau, mama, bet taip, aš rūkau nuo 16 pradėjau, nuo 17 pradėjau jau taip rimtai. Gerai, imkime 14 metų. Ojej. Taip, nemažokai. Justinai, čia dar nėra tas jau, kaip čia pasakius, didžiausias pasiekimas, nes aš esu girdėjusi apie vaikiną, kuris 11 metų būdamas sakė metę rūkyti. Ojej. Žodžiu, situacija dramatiška, bet mes ją, man atrodo, labai tikrai įspūdingai išspręsim. Žodžiu, Justas Jankevičius, rūkydamas šitiek metų, nusprendė, kad atėjo laikas padaryti tam pabaigą reikalui ir šiuo metu lažinasi su mūsų klausytojumi Andriumi, kuris rūko irgi taip pat jau kažkiek metų ir nori mesti. Ir dabar lažybos įvyks rytoj mūsų eteryje kartu su mūsų klausytojumi Andriumi, kartu su Justinu Jankevičiumi, jie susilažins ir kas pirmas sulaužys pažadą nerūkyti, tas padarys tokį dalyką, apie kurį mes galvosim visą naktį ir jau taip sugalvosim, kad vyrai jų mažą nepasirodys. Ir aš dar galvosiu sekimo sistemą, bet turiu kontaktų STT, tai kaip nors manau, kad čia mums viskas gausis. Ačiū, Justinai, dėkui. Ko, žinokite, aš esu pasiryžęs. Jėga, labai gerai. Jūs tai žinok, aš už tave sirgsiu ir labai tikrai norėčiau. Aš už Andrių. O tu už Andrių. Aš už Andrių, gerai. Pasiskirstėm. Žinok, ko aš dabar labiausiai norėčiau? Na? Parūkyti. Jūs tai... Mano visa dabar esybė, žinokite, nori. Ką, tai iki rytojaus. Reikia
Reikia patarimo.